Labadiena. Šiandien pradedame kursą Skaitmeninė aplinka ir informacinių technologijų rinka. Primenu, kad kursas yra parengtas projekto Europos regiono verslumo tinklas EFEB metu, finansuojama pagal ES programą Erasmus+. Projektu siekiama skatinti, pradėti ir vystyti savo verslą, sustiprinti inovatyvius sprendimus socialinio verslo srityje. Europos šalių nevyriausybinės organizacijos parengė 17 kursų webinarų, kuriuos lietuvių kalba jūs kviečia klausytis Viešosios įstaigos socialinių inovacijų centras mokymų vadovė Vilma Tubutienė. Šis kursas yra parengtas pagal projekto partnerio Didžiosios Britanijos nevyriausybinės organizacijos STEAM medžiagą. Šiandien pradedame B temą – smulkus bei vidutinis verslas ir skaitmeninė ekonomika. Joje jums bus pristatytos 5 temos, kurias matote ekrane. O šiandien siūlome klausytis pirmąjį šios temos kursą B1 – skaitmeninė aplinka ir informacinių technologijų rinka. Šiandien mes trumpai pakalbėsime apie skaitmeninės ekonomikos naudą ir išsiaiškinsime, kaip skaitmenizavimas gali sustiprinti verslumą. Skaitmeninė ekonomika suprantama kaip pasaulinis ekonominių veiklų tinklas, palaikomas informacijos ir ryšių technologijų, sutrumpintai IRT. Perėjimas prie skaitmeninės ekonomikos yra kompleksinis dalykas ir suprantamas kaip 3 pagrindinių nuostatų įgyvendinimas. Tai yra geresnės vartotojų ir verslo prieigos prie naujųjų technologijų užtikrinimas, sąlygų skaitmeniniams tinklams veikti ir paslaugoms, per kurias pasiekiami šie naujų technologijų produktai sukūrimas, bei efektyvus technologijų panaudojimas, skatinant ekonomikos augimą. Tai yra e-verslas ir e-prekyba. Už informacinę visuomenę ir žiniasklaidą atsakinga Europos komisijos narė Viviane Reding pabrėžė, kad Europos skaitmeninė ekonomika suteikia daugybę galimybių gauti pajamų visose sektoriuose. Tačiau tam, kad šis pranašumas virstų darniu ekonomikos augimu ir naujomis darbo vietomis, vyriausybės turi imtis iniciatyvos ir priimti suderintas strategijas, kurios leistų pašalinti esamas naujų paslaugų teikimo kliūtis. Taigi Europa ir toliau juda skaitmeninių pokyčių linkme, siekdama, kad šalių sienos nestabdytų skaitmeninių paslaugų ir galimybių piliečiams ir verslui pasinaudoti vidaus rinką. Klestinti Europos skaitmeninė ekonomika yra vienas iš ES ekonomikos augimo ir užimtumo pagrindų. Ji būtina tradiciniai pramoniai modernizuoti. Šiuo metu ES tenka spręsti svarbų uždavinį – kaip sukurti konkurencingą aplinką, kurioje būtų užtikrinama gerovė visiems jos piliečiams. Skaitmeninės technologijos neatsiejamos nuo kasdienybės. Internetas teikia begalę skaitmeninių galimybių – mokytis, žiūrėti filmus, prekiauti, susisiekti su draugais ar net gydytoju ir panašiai. Tačiau ES gyventojams ir įmonėms kasdien kyla įvairiausių kliūčių. Geografinis blokavimas, neveiksmingas tarpvalstybinis siuntų paštas arba atsietos e-paslaugos. Skaitmeninės paslaugos dabar pernelyg dažnai ribojamos nacionalinė teritorija. Europos piliečiai ir įmonės dar nepasinaudojo daugybę skaitmeninių galimybių. Pirkimas, mokymasis, mokesčių mokėjimas ir viešosios paslaugos internetu, pasaulinis žiniatinklis tinka viskam, jei sudarytos atitinkamos sąlygos. Vienas svarbiausių ES ekonominio vystymosi prioritetų – pašalinti kliūtis ir sukurti bendrąją skaitmeninę rinką. Tam, kad užtikrintumėm, kad ES bendrosios rinkos laisvės galiotų ir skaitmeninėje erdvėje, kad būtų paskatintas ūkio augimas ir darbo vietų kūrimas. Taigi, skaitmeninės ekonomikos nauda. Ją aptarsime, pristatydami jums 2016 metais publikuotus skaitmeninės ekonomikos žinyno duomenimis apie
tam tikro indekso, rodančio skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės lygį raišką visose ES šalyse. Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksas, taip vadinamas DESI, tai Europos komisijos ryšių tinklų turinio ir technologijų generalinio direktorato parengtas sudėtinis indeksas, kuriuo įvertinama ES šalių pažanga siekiant sukurti skaitmeninę ekonomiką ir visuomenę. Šį indeksą sudaro rodikliai, kuriais įvertinami 5 aspektai. Visi šitie aspektai jums paveikslėlyje yra pažymėti skirtingomis spalvomis. Vienas iš aspektų tai galimybė naudotis ryšiu. Ekrane matote elektrinę spalvą pačioje žemiausioje grafiko vietoje. Kitas rodiklis – žmogiškasis kapitalas arba gebėjimai naudotis skaitmeninėmis technologijomis. Tamsiai žalia spalva pas jūs ekrane. Trečias rodiklis – naudojimasis interneto ištekliais. Ekrane ruda arba gali būti oranžinė spalva. Taip pat paskutinis vienas iš rodiklių yra skaitmeninių technologijų integracija ir skaitmeninės viešosios paslaugos. Tai yra violetinė ir geltona spalva. Toliau mes aptarsime visus šituos kriterijus detaliau. Norėčiau tik atkreipti dėmesį, kad Lietuva, kaip matote rodikle pažymėta paveikslėlyje, yra aukso viduryje. Tai yra užima 13 vietą pagal daugelio šių rodiklių raišką. Galime tuo pasidžiaugti. Taigi, skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės žinyne pažymima, kad valstybių skaitmeninių technologijų srities įdirbis yra nevienodas. Valstybių skaitmeninimo lyderių, pavyzdžiui, Danijos, veiklos rezultatai skiriasi nuo tų valstybių, kurių laimėjimai kukliausi, pavyzdžiui, Rumunijos. Taip pat šiame žinyne pažymima, kad dauguma europiečių internetu naudojasi reguliariai. 75% 2014 metais, palyginimui 2013 metais buvo 72%. Daugiausia nuo vartotojų, beveik 93%, yra Liuksemburge, mažiausiai 48% Rumunijoje. Internete europiečius ypač domino vaizdo ir garso ištekliai. 49% prie interneto prisijungusių europiečių yra žaidę žaidimų arba jų atsisiuntę, yra persisiuntę filmų arba muzikos. 39% namų ūkių, kuriuose yra televizorius, naudojasi užsakomosiomis vaizdo programų paslaugomis. Taip pat tame žinyne skelbiama, kad vos 15% mažųjų ir vidutinių įmonių prekiauja internetu. O iš tų 15% mažiau nei pusė vykdo tokią tarptautinę prekybą. Taigi dideli skirtumai stebimi ir viešųjų paslaugų skaitmenizavime. Vienose valstybėse skaitmeninės viešosios paslaugos įprastos, o kitose tokių paslaugų beveik nėra. 33% internetų naudotojų Europoje informaciją valdžios įstaigoms yra teikę naudodamiesi elektroninėmis formomis. Lyderė šioje šalyje Danija. Ji yra pasiekusi net 69% naudojimosi elektroninėmis viešosiomis paslaugomis raišką, kai tuo tarpu Rumunija priešingai internetu prieinama vos 6% viešųjų paslaugų. Kaip pavyzdys žinyne pateikiama, kad 26% bendrosios praktikos gydytojų Europoje naudojasi e-receptais ir siunčia juos internetu vaistininkams. Tačiau šis rodiklis svyruoja nuo 100% pavyzdžiui Estijoje iki 0% Maltoje. Kaip minėjome, šiame žinyne Lietuva yra 13 iš 28 ES valstybių narių. Lietuva yra viena iš naujos kartos prieigos diegimo lyderių. Sparčiu plačiajuosčiu ryšiu Lietuvoje galim naudotis 98% namų ūkių. Tačiau nepaisant to, naudojimosi
plačiajuosčio ryšio paslaugomis lygis išlieka palyginti žemas. Tik 60% namų ūkių pasinaudoja šią galimybę, o 1 iš 4 Lietuvos gyventojų šio žinyno duomenimis niekada nesinaudojo internetu. Skaitmeninės Lietuvos ekonomikos ir visuomenės žinyne pažymima, kad Lietuvos rezultatai geresni už ES vidurkį, tačiau padėtis gerėjo lėčiau nei visoje ES. Todėl Lietuva priskiriama prie atsiliekančių pirmūnių šalių grupės, o jos rezultatas mažesnis už grupės vidurkį. Tai 2 vietomis žemesnė pozicija nei praėjusiais metais, kuomet Lietuva užėmė 11 vietą ES. Palyginimui, Estija šiais metais pagal šį indeksą yra 7, Latvija 19 iš visų ES valstybių. Pagal galimybės naudotis elektroniniu ar internetiniu ryšiu, Lietuva yra 7 iš ES valstybių. ES kontekste Lietuva užima aukštas pozicijas pagal naujos kartos interneto prieigos aprėptį. Tai yra, kokia dalis namų ūkių gali naudotis aukštos spartos internetu. Lietuvos rodiklis, kaip ir minėjome, 97%, kai tuo tarpu ES vidurkis 71%. Pagal šį rodiklį Lietuva užima 4 vietą ES. Lietuvoje yra žemiausios fiksuotojo plačiajuosčio ryšio kainos, lyginant visą ES. Pagal asmenų pajamų dalį procentais išleidžiama pigiausiam plačiajuosčio ryšio abonementui, mes užimame 1 vietą ES. Tačiau, nepaisant beveik visuotinio plačiajuosčio ryšio prieinamumo ir gana neaukštų kainų, bendrai plačiajuostį ryšį yra užsakę tik 60% namų ūkių, o tai gerokai mažiau nei ES vidurkį, kuris sudaro 72%. Kiti žinyne pateikti rodikliai taip pat džiugina. Pagrindinius naudojimosi skaitmeninėmis technologijomis įgūdžius Lietuvoje turi 51% gyventojų. Tuo tarpu ES vidurkis 55%. Lietuva pagal šį rodiklį užima 16 vietą ES. Pagal interneto naudojimą esame 21. Tai yra, už internetu naudojasi 69% gyventojų. Tuo tarpu ES vidurkis 76% gyventojų. Ir nors mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos absolventų dalis tarp visų Lietuvos absolventų yra viena didesnių Europoje, tačiau informacinių ir ryšių technologijų specialistai vis dar sudaro mažą visų dirbančių asmenų dalį. 1,9% palyginti su 3,7% ES vidurkiu. Ir tai yra tik 26 vieta ES. Lietuvos gyventojai palyginti aktyviai naudojasi interneto paslaugomis. Žinyne skelbiama, kad pagal šį rodiklį Lietuva yra 10 iš ES valstijų. Itin aktyviai lietuviai internete skaitė naujienas. Pagal šį rodiklį mes užėmame 1 vietą ES. Naudojasi vaizdo telefonija, pagal tai esame 2 ES. Ir 8 vietą užėmame pagal naudojimąsi elektroninės bankininkystės paslaugomis. Taip pat dažniau nei vidutinis europietis lietuvis jungiasi prie socialinių tinklų. Mes esame 17 ES. Tačiau vis dar nedidelė gyventojų dalis naudojasi su mokėjimais susijusiomis interneto galimybėmis. Internetu perka 44% internetų vartotojų, pagal ką mes esame 24 ES. Užsakomosiomis vaizdo programų paslaugomis naudojasi 11% namų ūkių turinčių televizorius, pagal ką mes esame 23 ES. Už tai, kiek verslas yra integravęs
skaitmeninės technologijas. Lietuva įvertinta 0,44 balo ir yra 8. Elektroninėmis dalymosi informacijoje priemonėmis ir socialiniais tinklais įmonės naudojasi daugiau nei prieš metus. Taip pat populiarėja ir elektroninių sąskaitų naudojimuose. Šioje srityje Lietuva lenkia ES vidurkį. Palyginti su ankstesniais metais internetu prekiaujančių mažųjų ir vidutinių įmonių dalis išliko tokia pati – 18%. Tačiau ji tebėra didesnė už ES vidurkį, kuris yra 16%. Pažymėtina, kad padidėjo apyvartos, kurią Lietuvos įmonės gauna iš elektroninės prekybos dalis – net 11%. Tačiau pagal tarptautinę prekybą internetu užsiimančių mažų ir vidutinių įmonių dalį Lietuva nukrito į 9. vietą Europos Sąjungoje. Skaitmeninių viešųjų paslaugų srityje Lietuva yra 12 iš visų ES valstybių. E-valdžios paslaugomis per metus naudojosi, tai yra, teikia įvairias užpildytas e-formas valdžios institucijoms 42% interneto naudotojų. Pagal šį rodiklį Lietuva, kaip ir ankstesniais metais, užima 8. vietą ES. Pagal pasiūlos rodiklį gerai vertinamos galimybės iš valdžios institucijų gauti iš anksto užpildytas e-formas – 8. vieta ES. Tačiau dar yra kur tobulėti tokiose svarbiose srityse, kaip atvirieji duomenys. Mes užimame 23. vietą ES. Apibendrinant, galima teigti, kad Lietuvos rezultatai geresni už ES vidurkį, tačiau padėtis gerėjo lėčiau nei visoje ES. Todėl Lietuva priskiriama prie taip vadinamųjų atsiliekančių pirmūnių grupės. Tai šalis, kurių rezultatai viršė ES vidurkį, tačiau jų balų skaičius didėjo lėčiau nei visos ES. Lyderių pozicijas užima Danija, Norvegija ir Nyderlandai. Kita mūsų dalis – kaip skaitmenizavimas gali mums padėti sustiprinti. Pradėsime nuo Europos skaitmeninės darbotvarkės. Tai viena iš 7 pagrindinių Europos strategijos iniciatyvų. Joje apibrėžiama svarbiausia skatinamoji informacinių ryšių ir technologijų, sutrumpinta IRT funkcija, siekiant užtikrinti, kad Europa įgyvendintų tai, ką numatyta pasiekti iki 2020 metų. Didžiulės IRT galimybės galime sutelkti, sukūrus efektyvų skaitmeninės ekonomikos ciklą. Ciklas pavaizduotas diagramoje. Išorinėje dalyje matome 3 rodiklėmis sujungtus veiksnius. Patrauklus turinys ir paslaugos turi būti prieinamos sąveikioje atviroje interneto aplinkoje. Taip skatinamos didesnės spartos ir pajėgumo paklausa, o tai suteikia motyvacijos investuoti į spartesnius tinklus. Spartesnių tinklų diegimas ir skverbtis suteikia galimybę diegti naujoviškas paslaugas, kurioms reikalinga didesnė sparta. Skatinami, vystomi šie veiksniai mažina kliūtis skaitmeninės ekonomikos plėtrai. Vidinėje diagramos dalyje išvardintos 7 pagrindinės kliūtis skaitmeninės ekonomikos plėtrai. Darbotvarkėje pabrėžiama, kad skaitmeninės rinkos vis dar yra suskaidytos. Daug gali ir turi būti padaryta dabartinėje reguliavimo sistemoje, kad bendroji rinka imtų veikti ir telekomunikacijų sektoriuje. Taip pat pabrėžiama, kad sąveikos stoka užkerta kelią skaitmeninės ekonomikos plėtrai. Yra sakoma, kad skaitmeninė darbotvarkė bus veiksminga tik jei įmanoma jos atskirų dalių ir taikomųjų programų sąveika, ir jei jos grindžiamos standartais ir atviromis platformomis. Taip pat akcentuojamas augantis internetinis nusikalstamumas ir menko pasitikėjimo tinklais pavojus. Sakoma, kad internetas jau tapo labai svarbiu informacijos infrastruktūros elementų ir pavieniams žmonėms, o ir visai Europos ekonomikai. Todėl būtina užtikrinti, kad informacinės technologijos sistemos ir tinklai būtų atsparūs naujiems pavojams
ir būtų nuo jų apsaugoti. Yra pabrėžiama, kad nepakankamos investicijos į tinklus ir todėl būtina užtikrinti aktyvesnį visuotinį spartaus plačiajuosčio fiksuoto ir bevėlio ryšio diegimą ir skverbtį. Taip pat remti investicijas į naujus labai sparčius atvirus ir konkurencingus interneto tinklus, kurie bus ateities ekonomikos pagrindas. Pabrėžiama, kad nepakankama mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla. Ir sakoma, kad reikia spręsti mokslinių tyrimų ir inovacijų problemas ir tuo tikslu pritraukti daugiau privačių investicijų. Taip pat svarbu geriau koordinuoti ir telkti išteklius, užtikrinti galimybę lengviau ir sparčiau gauti sąjungos mokslinių tyrimų lėšų, naudotis bendra mokslinių tyrimų infrastruktūra ir gerinti veiklą su inovacijų centrais. Yra akcentuojama ir nepakankamas skaitmeninis raštingumas ir įgūdžių stoka. Darbotvarkėje pabrėžiama, kad būtina imtis koordinuotų veiksmų, kuriuose aktyviai dalyvautų valstybės narės ir kitos suinteresuotos šalis. Ir taip pat pabaigai, kaip viena iš kliūčių yra įvardinama neišnaudotos galimybės spręsti visuomeniai kylančias problemas. Skaitmeninėje darbotvarkėje yra sakoma, kad išnaudodama visas informacinių ryšių technologijų teikiamus galimybės, Europa galėtų daug geriau spręsti kai kurias opiausias visuomenės problemas, kaip antai klimato kaita, poveikis aplinkai, senėjanti visuomenė, didėjančios sveikatos priežiūros išlaidos, kalbant apie efektyvesnių viešųjų paslaugų kūrimą, žmonių su negalia integravimą, Europos kultūros paveldo skaitmeninimą ar jo pateikimą šiai ir būsimoms kartoms. Lietuvoje skaitmeninės darbotvarkės įgyvendinimas ir stebėsena atliekama remiantis Lietuvos informacinės visuomenės plėtros programa. Programos strateginis tikslas – pagerinti Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybę ir įmonių veiklos aplinką naudojantis informacinėmis ryšių technologijomis ir jų teikiamomis galimybėmis ir pasiekti, kad iki 2019 metų ne mažiau kaip 85% Lietuvos gyventojų naudotųsi internetu. O iki 2020 metų visi Lietuvos gyventojai galėtų naudotis sparčiuoju interneto ryšiu. Taigi, kaip matome, skaitmenizuota darbotvarkė yra ne tik Europos, bet ir Lietuvos politinis prioritetas. Toliau siūlau skaitmenizuotos ekonomikos vystymą aptarti per dalijimosi ar bendradarbiavimo verslo modelių pavyzdžius, kurių mes galime aptikti ir Lietuvoje. Šie pavyzdžiai gali būti jums atspirties taškas, plėtojant savo verslą skaitmeninėje erdvėje. Taigi, kas tai yra dalijimosi bendradarbiavimo verslo modelis? Tai verslo modelis, kai žmonės vieni kitiems prekės ir paslaugos siūlo skaitmeninėje erdvėje. Viena pagrindinių bendradarbiavimų paremtos ekonomikos idėjų panaudoti neatskleistas galimybės. Ekonomistai dalijimosi ekonomiką vadina socioekonominė sistema, pagrįsta žmogiškųjų, fizinių ir intelektinių išteklių dalijimosi. Bene svarbiausias dalijimosi ekonomikos pliusas – žmonėms suteikiamos paslaugos dažnu atveju yra pigesnės, nei perkant jas iš tradicinių verslų. Tai galioja daugeliu sričių, nuo kambario atostogoms nuomos iki paskolų tarpusavio skolinimosi platformose. Pavyzdžiui, Lietuvoje veikia keleivių pervežimo paslaugas teikianti bendrovė Uber, tarpusavio skolinimosi platformos Savy ar Finbi. Daiktus žmonės vieni kitiems nuomoja per Dalinuosi LT, būstus nuomoja naudodamiesi Airbnb.com ir panašiai. Dalijimosi ekonomika tyliąja revoliucija vadinama ne be priežasties. Jau šiandien žmonės aktyviai naudojasi dalijimosi ekonomikos siūlomais pranašumais. Viešėdami svečiose šalyse nuomojasi kitų žmonių butus, mašinas, skolina pinigus vieni kitiems. Plėtoti dalijimosi ekonomiką trukdo nebent vaizduotės ir reikalingų priemonių trūkumus.
todėl jos kontūrai nelabai aiškus. Šis sritis sparčiai auga ir kai kuriuose sektoriuose jau sudaro rimtą konkurenciją tradiciniu būdu teikiamoms paslaugoms ar parduodamiems produktams. Dalymosi ekonomikos apimtis ES narėse sudarė apie 28 milijardus eurų. Tai 2015 metų duomenys. 5 didžiausių jos sektorių - trumpalaikės nuomos, pavėžėjimo, namų ūkio priežiūros ir remonto paslaugų, finansų - pajamos per metus bemaž padvigubėjo ir toliau sparčiai plečiasi. Dalymosi ekonomika atveria tokias naujas galimybės, kurios tiesiog negali būti neišnaudotos. Jau ir Lietuvoje yra nemažai šiuo principu dirbančių įmonių. Prie dalymosi ekonomikos populiarėjimo prisideda ir socialinių tinklų iškilimas, nes dalymosi daiktais, kambariais, platformos tampa savotiškais socialiniais tinklais. Kaipgi tai veikia? Paprastai sandoryje dalyvauja 3 šalis - vartotojas arba pirkėjas, kuris moka už paslaugas, tiekėjas arba pardavėjas, kuris gauna pajamas ir platforma, kuris sujungia juos abu bei pasiima fiksuotą komisinį mokestį. Naudojama skaitmeninė platforma tai lyg skaitmeninėje erdvėje veikiantis turgelis. Platforma veikia kaip tarpininkas tarp skolinančių ir besiskolinančių fizinių asmenų. Tik jos galimybės yra žymiai platesnės. Vartotojai ir pardavėjai šioje platformoje gali ne tik bendrauti, bet ir vertinti vienas kitą ir atsiskaityti pačioje sistemoje. Esminė dalymosi ekonomikos dalį sudaro žmonės besinuomojantis daiktus vieni iš kitų. Galima pamanyti, kad tai tas pats, kas turėti, pavyzdžiui, nakvynės namų verslą, naudotis bendros nuosavybės nekilnojamųjų turtų ar dalyvauti dalymosi automobiliais programoje. Tačiau technologijos taip sumažino sandorių kainas, kad dalytis prekėmis dabar pigiau ir lengviau nei bet kada. Todėl tapo įmanoma šį principą taikyti kur kas plačiau. Didžiausias pokytis yra tai, kad prieinama vis daugiau duomenų apie žmones ir daiktus, o tai leidžia išskaidyti fizinį turtą ir naudoti jį kaip paslaugas. Išsinuomoti iš kito asmens banglentę, elektrinį prietaisą ar vietą automobiliui pastatyti žmonės galėjo ir tuo met, kai dar nebuvo interneto. Bet tai kainuodavo daugiau pastangų ir duodavo daugiau naudos. Dabar tokios svetainės kaip Airbnb, Relay Rights, Snapgoods padeda savininkams ir nuomotojams surasti vieniems kitus. Išmanieji telefonai su navigacijos sistema rodo, kur pastatytas artimiausias nuomojamas automobilis. Socialiniai tinklai leidžia patikrinti duomenis apie asmenį ir kurti pasitikėjimą, o pinigai sumokami per elektroninės mokėjimo sistemas. Šis modelis tinka brangiems daiktams, kuriais žmonės naudojasi nenuolat. Paprasčiausi pavyzdžiai yra lovos, automobiliai, bet pavyzdžiui, Švedijoje galima išsinuomoti vietą palapinėje, Australijoje lauką, o Prancūzijoje skalbyklę. Kaip teigia dalymosi ekonomikos šalininkai, prieiga reiškia daugiau nei nuosavybė. Ne visi dalymosi ekonomikos verslo modeliai yra orientuoti į pelną. Jie taip pat gali remti savanorystę. Vienas geriausių pavyzdžių visiems žinoma laisvoji interneto enciklopedija Wikipedija, kuri nuo sukūrimo pradžios, tai yra 2001 metų, tapo didžiausiu pasaulyje žinynu. Dalymosi ekonomika gali taip pat būti veiksminga priemonė, skatinant bendruomenės siekti bendrų tikslų. Kasdien atsiranda šimtai naujų dalymosi ekonomikos startuolių, iš kurių keli gali tapti rytojaus kompanijomis, vertinamos milijardais. Kai kurios korporacijos į savo iššūkius reaguoja tyla, o kai kurios prisitaiko. Pirmaisiais dalymosi ekonomikos pionieriais sutartinai laikoma interneto prekybos platforma eBay. Jo sėkmės paslaptis ir pagrindinis išskirtinumas buvimas tik tarpininkų tarp prekės ir paslaugos, pirkėjo ir pardavėjo šiandien nusako dalymosi ekonomikos esmę. Per kiek mažiau nei 10 metį savo veiklą pradėjo Airbnb platforma, leidžianti kelioms dienoms ar savaitėms išnuomoti kambarį ir visą butą. Lėtai įsivažiavusi šiuo metu ši platforma yra rimtas galvos skausmas didžiausiams viešbučių tinklams, nors jiems ir nepriklauso nei 1 kvadratinis metras nekilnojamo turto. Kitas pavyzdys - kompanija Adobe suteikia galimybę naudotis programa Photoshop tik tiek, kiek reikia ir nedaugiau,
už tai sumokant abonementinį mokestį, kuris yra ženkliai mažesnis nei visos programos licencijos kaina. Analitikai teigia, kad dalymosi ekonomikos bumą lėmė keli pagrindiniai veiksniai. Pirmąjį jūs jau matote ekrane ir mes jį aptarėme. Tai yra sparčiai tobulėjančios informacinės technologijos ir socialiniai tinklai, kurie sukūrė unikalią terpę, kurioje žmonės gali bendrauti vienas su kitu beveik be apribojimų. Moderni visuomenė atsakingiau žiūri į resursų švaistimą. Nebūtina turėti automobilį, jei jį gali naudoti tik kelis sykius per savaitę. Pakanka jį kelioms valandoms išsinuomoti. Žmonėms suteikiamos paslaugos dažnu atveju yra pigesnės nei perkant jas iš tradicinių verslų. Tai galioja daugeliu sričių, nuo kambario atostogų nuomos iki paskolų tarpusavio skolinimosi platformose. Tai nauji būdai užsidirbti. Galimybė žmonėms dirbti jiems priimtinų grafikų ir sąlygomis. Didžioji dalis parduodančiųjų prekes ar paslaugas dalymosi ekonomikos platformose užsiima tuo kaip papildoma veikla. Taigi, dalymosi ekonomika tai yra naujausias interneto vertės vartotojams pavyzdys. Šis sparčiai plintantis modelis jau gana didelis ir reikšmingas ekonomikoje. Europos skaičiavimais dalymosi ekonomikos modeliai populiariausi 4 sektoriuose: finansavimas ir skolinimas, apgyvendinimas, laisvai samdomų darbuotojų bei dalymosi automobiliu transporto paslaugose. Skaidrėje matome, kad daugiausia dalymosi verslo modelių paslaugų ES suteikta apgyvendinimo paslaugų sektoriuje. Tai yra, pavyzdžiui, nuomojant, apsikeičiant namais ir panašiai. Tačiau, kaip matome, auga ir finansinis paskolų sektorius bei dalymosi automobilių transporto sektoriuje. Sandoriai pristatymo ir namų ūkio paslaugose, laisvai samdomų darbuotojų paslaugose įvairiose srityse, ypač informacinių technologijų ir konsultacijų srityse, sudaro kol kas mažesnę dalį ES. Šios paslaugos populiarumo lyderis Prancūzija, Airija. Tuo tarpu Lietuvoje šio verslo modelio populiarumo rodiklis tik 10%. Skelbiama, kad tokia paslaugos rūšis labiausiai populiari tarp 25-29 metų amžiaus vartotojų. Net 27% šios amžiaus grupės vartotojų nurodė naudojusi šiomis paslaugomis. Ir kita grupė, tai yra 40-54 metų amžiaus vartotojai, kurių net 22% nurodė, kad naudojosi šiomis paslaugomis. Dalymosi ekonomikoje vartotojams suteikiamas didesnis pasirinkimas mažesnėmis kainomis. Taip kuriamos naujos darbo vietos, darbuotojai gali naudotis lankstesniais darbo tvarkaraščiais, susirasti ne specialistams skirto darbo arba ne visą darbo dieną užsiimti verslu. Tačiau dėl naujų verslo modelių neigiamą poveikį dažnai patiria rinkos, todėl kyla nesutarimų su prekių tiekėjais ar paslaugų teikėjais. Europos komisija parengė rekomendacijas, kurios padėtų vartotojams, verslams ir valdžios institucijoms dalyvauti dalinimosi ekonomikoje ar ją reguliuoti. Komunikate Europos dalymosi ekonomikos darbotvarkė pateikiamos gairės, kaip galiojantis ES teisės aktai turėtų būti taikomi šiam dinamiškam ir sparčiai besivystančiam sektoriui. Keliami klausimai: kokie patekimo į rinką reikalavimai gali būti nustatyti? Komunikate pabrėžiama, kad leidimų ir licenzijavimo reikalavimai platformoms turėtų būti taikomi tik tuo met, kai jos veikia kaip vartotojų ir faktinių paslaugų teikėjų tarpininkės. Be to, valstybės narės turėtų atskirti privačius nereguliariai paslaugas teikiančius asmenis ir profesionalius paslaugų teikėjus, pavyzdžiui, nustatydamos ribas pagal veiklos mastą. Kitas klausimas dėl atsakomybės. Kam tenka atsakomybė, jei kyla problemų? Bendradarbiavimo platformos gali būti atleistos nuo atsakomybės už informaciją, kurią jos saugo paslaugų teikėjų vardu. Tačiau jos nėra atleidžiamos nuo atsakomybės už visas savo pačių siūlomas, pavyzdžiui, mokėjimo paslaugas.
Komisija skatina bendradarbiavimo platformas ir toliau imtis savanoriškų veiksmų ir kovoti su neteisėtu turiniu internete ir taip didinti pasitikėjimą. Kitas svarbus klausimas – ES vartotojų teisių apsauga. Taigi, kaip ES vartotojų apsaugos teisės aktais yra apsaugomi vartotojai? Valstybės narės turėtų užtikrinti labai gerą vartotojų apsaugą, pirmiausia, nuo nesąžiningos komercinės praktikos, tačiau nenustatant neproporcingų įsipareigojimų privatiems asmenims, kurie nereguliariai teikia paslaugas. Svarbus aspektas – apie darbo santykius. Iš esmės, darbo teisės klausimai priklauso nacionaliniai kompetencijai, o juos papildo minimalūs ES socialiniai standartai ir praktika. Komunikate teigiama, kad spręsdamos ar konkretų asmenį galima laikyti platformos darbuotojų, valstybės narės gali atsižvelgti į tokius kriterijus kaip platformos pavaldumo ryšys, darbo pobūdis ir atlygis. Ir dar vienas aspektas – apie apmokestinimo taisyklės. Taigi, kokios apmokestinimo taisyklės gali būti taikomos tokio pobūdžio verslui? Kaip ir kiti ekonomikos dalyviai, teigiama komunikate, dalymosi ekonomikos paslaugų tiekėjai ir platformos turi mokėti mokesčius. Siekiant registruoti ekonominę veiklą ir lengvinti mokesčių surinkimo, dalymosi ekonomikos platformos turėtų glaudžiai bendradarbiauti su nacionalinės valdžios institucijomis. Taigi, kaip matome, komunikate ES valstybės narės raginamos peržiūrėti ir prireikus pakeisti esamos teisės aktus pagal šias gaires. Besiplečiantis dalymosi ekonomikos verslų tinklas ir funkcionalumas nežada sulėtėti. Naujos technologijos leidžia dalymosi ekonomikos platformose įgyvendinti vis daugiau naujų vartotojų saugumą užtikrinančių funkcijų, o nacionalinė teisės sistema kuriama žingsnis po žingsnio. Dėkojame Jums už dėmesį, tikimės, kad seminaras buvo Jums naudingas, laukiame Jūsų kituose webinaruose.